Ketvirtą kartą judinu, niekaip neina išjudinti. Kavos nėra. Nėra? Dabar jau jaučiu padaryti. Man atrodo, kad yra. Dabar tik tai. Kaip dabar tik tai? Prieš 2 minutės žiūrėjau, dar nebuvo. Ar tikrai? Ar biškai užsnūdus buvo ir tau atrodo tik prieš 2 minutės? Ne, aš tiesiog poilsinau kitas. Ilsinai kitas? Viskas aišku. Atsikelsit? Labai būtų malonu iš jūsų pusės. Atkilo. Miestelio grožis. Bet dar neatbudo matyti iki galo. Išsimušiau vakar, išmėgau pusę dienos. Pusę nakties neužmigau. Anksti kilau. Turim, ką turim. Turim bėdelę. Tai va, žodžiu, išmėgojom kažkokią miestelį pakeliui link Granados. Tai irgi įrengtam tam miestelio parkinge. Tai vakar, kai atvažiavom, visiškai buvo perkištas kemperių. Vos radom vietą vieną pasistatyti čia pačiam gale, o šį rytą atsikėlėm ir vat pustuštėjau aikštelę pilną. Nes čia grinai tokiam išmėgojimui. Jo, pilna vietos. Tai va, tai žodžiu, atsigėrėm kavų, papusryčiavom ir dabar dumėm tolyn. Tai bet kokiu atveju artimiausių dienų, sakykime, planas yra tai vėl atsidurt prie jūros. O pakeliui dabar turėsim tokią stotelę Granadoj. Į vieną kitą parduotuvę norim užbėgti. Keputačiai maisto. Nu. Amerikikomo. Aukštelnikas. Deginas. Nu tai va, tai žodžiu, vieną kitą parduotuvėlę ir dar galimai prasuksim pro, net nežinau, ten ne kvartalas, priemiestis Granados skaitosi, kur iš senų laikų žmonės tose olose namus įsirenginėjo, gyvena. Tai dabar kažkaip irgi tenais yra nemenka Andalūzijos tų čigonų lygtais bendruomenė. Tai irgi toks hipsteriškas stilius turėtų vyrauti ir panašiai. Čigonų meilė. Tai pažiūrėsim, gal suvilios tą čigono meilę, jeigu atsidursim. Beje, vakar ištiko mus netektis, tai yra mane. Užgesinga. Praknisau šliopkes savo, tarnavusias visą šitą kelionę. O atsimeni kažkuriam momentą, tu sakai, kad aš, man atrodo, vos nepaknisau šliopkę, kažkas ten buvo ir tu sakai, tavo būtų mažiau gaila praknisti negu mano. Atsimeni, kai dar juokavom, pliusus, minusus dėliojom, kodėl mano ar tavo vertingesnės šliopkės. Mano universalios labai jos buvo, tinkamos viskam, ir į lauką, ir į vidų, ir panašiai. Tai žodžiu, jo, vakar užpyliau visus vandenis ir panašiai, ir greičiausiai, kad parėjau su šlapiom kojom ir ant laiptelio lauke palikau aš jas ir išvažiavom. Vakarė čia atvažiuojam, reikia vesti trio į lauką, atsistoju, žiūriu, nėra mano numylėtinių prie durų padėtų. Tai dar šliopant su paieškos bus šiandien naujų. Jo, aš tikiuosi, kad Dekatlonas gal pagelbės. Jo, Dekatlonas. Tai, žodžiu, varom kažką tai įsigyti. Naujų madų su 3 paloskiam. Kad man nereiktų ryje večioti. Zau tokiom gatvelėm varom. Jau buvom visai pasilgę siauresnių gatvelių. Per lengvai ir per plačiai jau visur važinėjom. Tai va, atvažiavom į Granadą ir ieškom Dekatlono. Ir Wi-Fi ir tapkių naujų reikia. Bet nebuvo tikėtasi, kad čia bus pačiam senamiesty, kaip suprantam. Tai
dabar vat ir važinėjom tokiom gatvelėm. Keista, kad aš su kemperiais iš vis įleidau mums čia. Važiuojam į kitą. Bent jau bandom, nes čia kažkur įnėrėm į visišką senamiestį gatvelės, nu kaip ir būdingo senamiesčio gatvelėms. Ne kažkas. Ne kažkas ir nelabai mes čia rasim kur pasistatyti, tai radom kitą. Nu šalesnį, tai jį ir važiuojam. Bandom bent jau pasiekti. Kažkokiu būdu reikia iš čia išvažiuoti. Ką baudų čia neprisirinkti dar. Ir kad nepastrikti kur nors. Nepastrikti. Na, bet jau mes jau nežinau, jau kiek esam. Kiek mes jau esam patyrę. Per šią kelionį jau čia taip paprastai mumis pastrigimų nepaims. Taip sužavėjo Juliuką vaizdas, palmės, sniego viršūnės ir fontanai, kad net 2 kartus užgeso pajudėdamas. Taip susijaudino. Taip vaizdas sujaudino. Bet tikrai, va ten kalno viršūnės visos snieguotos. Čia fontanai, palmės ir laukia kiek? 17. Va, prašau. Vis dar važiuojam į Dekatloną. Bet jau net betolė. Važiuosim. Taip, biškai net ten nusukom. Minimaliai. Kažkaip šiandien mums tokia įdomesnė diena. Klaidžiuojam. Išsirinkot šliopantis. Va, prašau, žiūrėkit, ir šypsena atsiranda po biškį. Nu geriau nei to. Nu tikrai geriau negu toks, bent jau ant bairio, ką aš žinau. Sudrengsiu ir išmest nebus geriau. Nu. Kemping tavo pats gazas šį. Man tai grinai tavo mūdas, va, šiandien yra. Nu, kurie? Garfieldai ar Marvelai? Kemping tą Garfieldą reiktų. Kemping tą Garfieldą, va. This is my happy face. Va, grinai taip ir atrodo. Panašus. Kam būt normaliu, jeigu gali būt nenormaliu? Gerai. Ką, jėmi Garfieldus ar Marvelus? Aš žinau, Marvelai biškai jie mažiau krentantis į akis. Na. Ai, Marvelai ar Garfieldus. Nu jau rinkis. Pasakyk, kažkurios rankos. Nu, kuri ranka? Kairė. Marvelai. Taip ir norėjai giliai širdyje, žinau. Nesvarbu. O, iš karto nauji šlepansai ant kojų, visą kitą jau stiliovas. Prašau. Dar geresnį negu turėjai prieš tai. Dėja. 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 Tai žodžiu, Sakramontes mums nepavyko aplankyti, 3 skirtingus parkingus pravažiuota, kur turėjo būti skirta kempingams, kemperiams. Bet dėja. Sudėti ženklai, siauros gatvės, žodžiu, ir panašiai, tai, sakom, važiuojam tolyn. Ir dabar atvažiavom iki Guadix miestelio. Tai Guadix, kiek žiūrėjau, tai turi vieną didžiausių pasaulyje požeminių namų. Kaip čia, nežinau, sistema, nesistema, kaip čia reikėtų pasakyti. Tai kažkas tai apie 2000 skirtingų namų, bent jau taip prašo. Turėtų būti, tai užsukom pasidaryti po apylinkės, tai galiu apsukti, bent jau parodyti, kaip iš čia atrodo. Tai va, tai žodžiu, pilna uolose gyvenančių žmogeliukų. Ir
čia nais pakeliui, kur einant su tokiu vyruku pakalbėjau, tai kiek leido ispanų žinios suprasti ir susikalbėti, tai pasiūlė aplankyti jo namus, jeigu nori už auką pinigėlių, kiek nori irgi paaukoti paprasčiausiai. Tai pasižiūrėsim, ar čia turim smulkių. Tu eina turi smulkių ar neturi? Tai pasižiūrėsim, ar turim smulkių ir galimai užsuksim dar į vienus namus. Tai va, varom pasidairyti. Čia va apžvalgos aikštelė, o čia va to vyruko namas, kur siūlė užeiti. Tai, žodžiu, gyvena po apžvalgos grinai aikštelė. O kaminas išeina. Čia dar kaminų. Tai taip savotiškai. Nu ką, einam apsižvalgyti į vietinio namus. Už auką galima eiti. Y es posible fotografía. No problema, señor, no problema. Okay. ¿Posible fotografía? Sí, sí, sí. Baño, dormitorio, salón, dormitorio, cocina, no problema. Gracias. Tai va, čia vonia, taip atrodo. Namuose, skalbykla. Honey, vino Rioja, muy bueno. Pata negra, reserva. ¿Comprende? Comprende. Reserva, pata negra, muy bueno. Čia vietinį Pata versliuką negra, reserva. daro. Y honey. Tai čia matyt, už auką ir yra, kad dar vietinį versliuką padaryti. No problema, señor. Čia yra miegamasis. Taip atrodo. Honey, vino, recuerdos, miel. Nelabai ir pasakysi, kad čia yra kaip ir aloj. Ištinkuotos sienos. Čia matyti vaikai jo. Čia visos smulkmenėlės. También recuerdos, magnetic, honey, vino, abanico, muy bonito, recuerdo, imanes. O čia vat svetainė su valgomuoju. Taip atrodo. Virtuvėlė. Nu, va čia jau šiek tiek matosi, kad oloj, bet irgi visai vis išdailinta viskas. Tokia minimali. Cute virtuvėlė. Visai tvarkingai. Neaišku, ar dėl turisto, ar šiaip jie čia taip tvarkingai gyvena. Autentiškumo tikrai netrūksta. Visokių va tokių įdomių daikčiukų. Raktų kolekcija kabo. Televizorius irgi nemažo senumo jau. O čia matyti yra svečių kambariai. Vaikų gal čia buvę kambariai, man atrodo. Bet jau panašu. Tai va, taip ir gyvena. Paprastai, bet neprastai. Autentiškai. Taip, eini ir iš betono. Tiesiog išlindę kaminai. Čia po apačio namas vadinasi. Čia kadangi apdegė, tai matyti židinuko. Kaminiukai. Nu, įdomiai labai. Įdomiai žmonės gyvena. Čia laisvai irgi tokie. Čia išlindęs vos su tokiu liuku. Čia nais irgi, tai kaip įtariu, kad patektų dienos šviesa į vidų. Padaryta greičiausiai bus. Nu, įdomus jausmas. Vaikštai kažkas gyvena po tavim.
Matai, va, žmonės parkuojasi mašinas kiemelyje savo. Vieną, antrą. Tai va, nei daug, nei mažai tos vietos. Bet va, kiemelį 2 mašinos telpa. Nu va, grįžom iš visų, nežinau kaip čia, uolų, miestelio uolose. Tai kaip tau pačiai patiko? Unikaliai. Įdomiai tikrai. Tai jo, įdomus jausmas. Pirmiausia, tai man asmeniškai tai įdomiai, kad gali jaustis taip kaip kaime kokiam, kad vaikščiotum, tik tais, kad tas kaimas visiškai netradicinis. Milijonas šunų loja iš visų galų ir pati atmosfera jo tokia įdomi, bet jo, didžiausias vis tiek įspūdis tai, kad to kur beini, ten po tavim didžiąją dalim kažkas tai gyvena, išlendęs koks kaminas būna ir panašiai. Tai jo, įdomu pamatyti, kur žmonės būna įsikūrę ir kaip pagalvoja, prie ko mes tik neprisitaikom. Tai va, tai kaip sakosi, paeksplorinam gerą valandžiukę ir dabar dumėm truputėlį tolyn, tai pasižiūrėsim, kur čia stosim nakvyniai. Rija jau tikriausiai dreba, kaip nori išlipti. Tobulas kopas. Tobulas, wow. Wow. Amazing. Iš visų pusių 3 šiam dangus raudonuoja. Dar vėjuotas ir tikrai nešiltas rytas, galiu pasakyti. Čia nais. Rytą, kai atsikėliau kemperį, visas toks atšalęs, nes visą naktį vėjas pūtė, tai visą šilumą išpūtė. Ir dabar su Rija išlipom į lauką, tai va, kepurę užsidėjau nuo vėjo striukę ir galiu pasakyti, kad supratau, jog dar nesinori to šalčio iš tikrųjų. Visiškai nesinori. Va, bet ne apie tai. Tai žodžiu, išmiegojom dykumoj, Andalūzijos dykuma. Čia, man atrodo, taip vadinasi, Gorafe. Tai vaizdas už mūsų įspūdingas. Ir lygiai taip pat, dėl ko atsikelta anksčiau, tai yra, kad pasitikti saulę. Tai vaizdas irgi toks, žiūrėkit. Migdolovo plantacija matosi, čia šiek tiek medeliai visi. Ir taip dangus dega. Visiškai dega. Nu, jūs žinokit, kvieskit gaisrinę, nes pasižiūrėkit, kas čia daros, užsidegė dangus visas. Visiškai eina savo. Toks plotas raudonuoja. Milžiniškas. Labai gražiai. Labai. Pažiūrėkit, ar vienas čionais kažkas įstebi tą saulėtekį. Parodysiu iš jums. Žiūrėkit. Išmiegojo.
atkilo. Senai jau. Su saulė. Atkilau. Jeigu ką. Man atrodo, kilai su saulė ir paskui nusileidai. Ne, po to aš planavau. Meditaciniai būsenai tokiai. Miegi, bet nemiegi. Taip, būtent. Taip, smegeninė vis tiek veikia. Tai žodžiu, varom iš dykumų. Atrodo, va, jau taip užrasoja. Lietus lyt pradėjo ir rodė, kad lis. Tai jo, patapo visur šlapę, užniaukta. Nu, su dviračiais ir su nepralytnikais važiuoja. Papuolė. Tai jo, apylinkės labai gražios ir labai įspūdingos. Būtų visai faina buvo patirinėti. Įspūdingai. Būtų faina buvo patirinėti, bet orelis savo. Tikrai, kad nemalonu ir kai su dronu buvau išlipęs paskraidyti, tai parskridau šlapęs, kaip sakant, jau toks purškia, nustoja, lyja, vėl nustoja, tai žodžiu. Nu, dabar vėl nesupras. Nu, vėl pradeda. Nu, tai va, tai žodžiu, keliam sparnus iš čia ir ką, važiuojam pagal planą, tai nusimaudysim, užsipilsim vandens ir panašiai ir paskui tada dumsim tolyn link jūros. Tai žodžiu, šiandien irgi tokia diena, sakykime, kelyje. Tapkės įdėtos į vidų, tai viskas gerai, viskas kontroliuojama. O mano? Čia. Tai viskas kontroliuojama. Čia su tavo kerštais. Paliksi po to mano ant laptelį visai. Kerštais, o už ką man keršyti? Kad tu praknisai, tai ką žinau, ir man padarys tokią patirtį. Galėčiau, bet nereikia. Žinau, kad galėtum dėl to ir pasitikrinau, kur tapti. Pagailėsim šį kartą. Tai va, braukiam į kelią ir bandom, nežinau, pabėgti su lietum, nors nuo lietaus tai yra. Nors prognozės žiūrėjau, tai šiandien jo tokį ne kažką nusirodo. Žiūrėsim. Kur čia varai mane? Leisk vairuoti man. Pagaliau. Pažiūrėkit, kiek laimės. Nu greičiau. Duok. Nu, neįsiliek, stabdyk jau. Seni, muzika kur tinga. Tu čia net muziką išjungiai, taip ant tiek jaudinės, kad vairuoji. Nu, neįsiliek jau čia taip greitai. Ant 60 autostradą važiuosim. Kur 5 įjungiai prie tokių žemų apsukų? Tokių žemų apsukų 1,5 pakankamai. Labai mažai. Davai. Neliek. Muzikite. Kiek galim čia važiuoti? Ką? Užtenka jau. Nu, kiek galim? 90, 100 važiuoji? 90 važiuoju, ekonomiškai. Meluoji. Ne, rimtai. Brangesnė dar žuvis. Spėkit, ką veiksiu. Dėsios kaukę. Šiandien vyksta pasimėgavimas, bet daug kaukių turi būtent šitą išrinko. Sakau, dėl ko būtent šitą išrinkai, nesako, man alergizuoja nuo jos biški. Bet jinai yra gera. Bet jinai viena geriausių, sakė. Tikrai taip. Visas moteris gali paliudyti, kad šitas yra daugumos moterų mėgstamos kaukės. Moteriškos parašykit, ar neapgavo manęs. Čia tik tai man biški alergizuoja. Ir tuo pačiu metu kitoje kameros pusėje vyksta grožio procedūros. Apsikeitėm rolėms konkrečiai. Bet nesakyk, gerai. Gerai. Nežinau, kelinta čia kaukė apie mano gyvenimą, kurią turiu ant savo veido. Ir tikriausiai 90% mūsų draugystės metu. Nu, galimai. O, žinokit, vyrukai, jausmas keistas. Tikrai keistas. Dar nagus galėtų pasidirbti, atsisėti. Jo. Susitvarkyti.
Man net Dušą duočiau tau ir sakyčiau pasidažyk koks kiemas. Man net nevažiuojančiai mašinai nepavyktų pasidažyti, man atrodo. Galėsi mane pabandyti panašyti kokį kartą. Nu? Davai. Naujas bus iššūkis. Galėsim. Kai eisim į miestą ruoštis. Bet nesaky, ne, gal ne prieš miestą. Galim šiaip padaryti tokį variantą, tik tais man sudėsi priemonės ir nesakysi neįliškumo nieko, kad aš galėčiau improvizuoti. Niekas kam... Nieko visiškai, absoliučiai. Gerai, sutarėm. Nu ką, Inukas dar išvarė iki parduotuvės keletus smulkmenų dasipirkti. Atvežė, kaip matot. Nuo kelio nenuvažiavom, viskas gerai. Tai faina iš tikrųjų buvo pasėdėti toj keleivio vietoj. Toks keistas jausmas. Kažkaip tai taip gavosi, kad jo, visą laiką aš vairuoju. Nėra, kad ar čia mes ar susitarę kažką tais, ar nesusitarę. Tiesiog man patinka vairuoti, tai sėdi ir vairuoju. Niekada net klausimų nekyla ir šiandien sako, duok pavairuoti. Nu, tai apsikeitėm, tai sakau, visai toks įdomus ir smagus jausmelis buvo. Va. Kitas dalykas, nuo lietaus nepabėgo. Šlapia. Bet ryt po ryt pakankamai gražias dienas rodo, tai tikėkime, kad prognozija ir neapgaus mūsų. Bus galima šiek tiek pasimėgauti jūrą. Tai išsirinkom irgi šiokį tokį ten parkingą miesto ant jūros kranto. Tai toj va grįš iš parduotuvės, važiuosim ir žiūrėsim, kas ten, kaip ten. Nu va, atvažiavom į naują nakvynės vietą. Neatvažiavom, o atvežė. Nu tai atvažiavom kartu. Atvežė. Darom šiek tiek pasviręs, tai išlyginsim, kol išlygins. Varom prie Jurikės pasižiūrėti. Arčibaldas jau viskas, jau jisai. Šlapias smėlis, šlapios kojos. Geras bičas. Bet va, bičas tai tikrai nice. Čia yra baseiniukas, bet čia, kaip suprantu, gyvenamieji namai. Bet šiaip labai atrodo toksai mielas, mažas. Įdomu, kaip su žmonėmis diena. Bet kažkaip galvoju, jeigu oras ateinančiam dienom leis lepintis jūrą ir smėliu, tai manau, kad mes čia būsim šiek tiek ilgėliau. Labai po kol kas tikrai toksai mielas.